Good evening, everybody. How's everybody doing today? Ble, šį man atrodo sveikinau su Deka pradžiui. Nežinau, ar čia pradžia, ar prieš tai pradžia. Nesvarbu. Taip. Volvo. Žodžiu, keisim vėlenėlį. Vėlenėlį turim čia. Ne Cal Racing. Čia tik dėžutė Cal Racing. Raime. O vėlenėlis yra Suka VX3. Čia A vėlenėlis turėjo būti, bet čia yra VX3. Ne, senoji galvoj, A vėlenėlis. Tai žodžiu, greitai čia atidarysim vožtuvų dangtelį. Tai parodysiu, kaip pasikeisti degimą rotorių, ar ten kaip, nežinau, kaip jis tiksliai vadinas. Bet šiuo metu mašina nėra labai gerai dirb ant laisvų. Aš manau, kad degims biškį pisprotą. Tai žodžiu, tuoj ras padarom čia dalykų ir jūs sužinosit, kaip pasidaro dalykai ir aš pasidarysiu ir čia pizdachuja. Tai visų pirma, nusiemam šitą dangtelį. Čia pamatysim diržą, įtempėją vienaskaitą ir žodžiu visą šitą. Tai čia yra 1, 2 10 ir ten yra 12. Ačiū Volvo inžinieriam, kad padarė skirtingus varžtus, nes tikrai negalėjo padaryti visų vienodų, kad būtų viskas normaliai tvarkingai. Ne, bet reikia 2 skirtingus dydžius. Tai žodžiu, aš čia greitai ras atsuku. Pažiūrėkit, kiek yra padaryta. Belokai baudžiūnis dėjo spurtą. Žodžiu, ne, iš tikrųjų, kas atsitika, tai atėjo kaimyns pizdėlin. Neturi ką veik, blėt, stovi ir pizdėlin. Tai man, taip, žinai, nieko nebedaryt, biškiai kaip ir nesąmonė. Bet šitą, blėt, nebemoku šnekėti. Tai žodžiu, prasiardžiau, pasidariau, dabar čia žiūriu, šiaip, kad čia degims yra, o šie kažkaip nesąmoningai. Vis čia tų dalykų tai yra nesąmoningų. Gerai, karo, čia biškį susikaupsiu ir tada pafilmuosiu. Taigi, Volvo tips with baudžiūnis. Jeigu darot jau šitokį dalyką, tai aš kaip pirmą kartą dariau, nepadariau šitą, į tada kurva keikiaus. Bet jūs, kadangi žiūrit mano tutorialą, jūs taip nepadarysit ir nesikeiksit. Tai čia yra įtempėjas. Va čia va šitą nesąmonę. Tai mums reikia pasistatot pirmą top D centrą. Tai top D centras yra va čia va šitie brūkšniukai. Ir va čia, kai yra pagaliuks, jisai nuein va iki čia yra 0. Informacija patvirtinta Raimundo Žiliaus vadinas teisinga. Žodžiu, o šitą ant vat užsukimą biški sukat ir matot, ten spiruoklė susispaudžia. Ir jinai, kai susispaudžia, ten įkišit viniuką. Ir kai įkišit tą viniuką, jis pasiliks užsikirtęs. Ir tada galėsit viską labai lengvai savo nuimti. Tuoj aš padėsiu kamerytę ir jūs gal matysit šitą visą procesą. Ktunach. Op. Ir tada va taip va. Bliat. Bliat, nuo pusį dar įsitempęs gerokai. Op. Op. Viskas. Ramu. Prieš tai šitą varžtą atsilaisvinat su 14. Čia įtempėję varžtas yra 15, čia yra 14. Tai va, palauk, čia 15, čia 14. Jau būnat pralaužę jau prieš tai, nes kitaip turėsit va tokią situaciją kaip mano dabar.
ir nesvarbu, kas pralaužė. Tada pasižiūrit, kad diržas šiaip yra jau patrukinėjęs ir jį reiktų keisti. Bet ar mes turim naują diržą? Ne, neturim. Einam ieškoti. Taigi, tada, kad išimt velenuką, jums reikės visus šituos atsilaisvinti, atsisukti. Jie yra po 13. Ir bet dabar žiūriu, tai va pirmą atsisukat. Aš aišku atsisukau pasinaudodams pušką. Nežinau, ar tai yra geriausias sprendimas, turbūt, kad ne. Svarbiausia juos visus po biškį taip vientisai atlaisvinti, nes teoriškai, jeigu spiruoklės ten blogai bus išsidėščiusios, čia paliksit priverštą, čia visiškai atleisit, juos tiek spaus, kad galite ir nulaužti jums veleną, o tada verksit, aš irgi verkčiau. Tai žodžiu, čia šitie jau yra visiškai laisvi, vidurinis tik yra ant įtampos, o kodė tai Bibi žino. Ai, nes čia yra įspausta, bet čia yra. Nu žodžiu, toj atsuku išėmu ir žiūriu. Ble, čia nestabiliai kamerytė. Op. Tai va. Bus daug patogiau, jeigu turėsit kokią dėžutę gražią susidėtom veržliam. Ar aš turiu? Ne. Tai aš dabar jas susidėsiu va čia, va, pavyzdžiui. Nes šito nenusėmiau dujaką visų šitų, tiesiog gaunas, kad yra šonė. Ir pochui, ta prasme. Baudžiūnis daro kaip nori. Po to verkia, kad kažkas sulūžo, bet vis tiek daro kaip nori. Tai gal nėra pats protingiausias metodas gyventi. Bet yra kaip yra. Jo, da būtų gerai tų veržlių čia neįmest. Šiaip į tepalą kanalus neįkrent. Yra buvę jau, kai įkrita, tai netelp veržlės, tai protingai yra padaryta. Bet būtų labai skaudžiai. Tai žodžiu, o šitie visi kakliukai gal vadinasi, nežinau kaip jų vadinasi, yra sunumeruoti. Reikia pažiūrėti jų išdilimą dabar. Blečiai padėlės, atrodo, palyginus kitais. Nu va, čia analizę jau padarysim biškį vėliau. Tai va, jau kai įsidedat atgal naują velenuką, nepamirškit, kad čia yra salnikiuks. Ir tą salnikiuką reiktų kažkaip labai tiesiai įdėti, nes jis gali norėti kreivai įsidėti. Tai karoči, nes po to, kai užsidės šits kakliuks, jį taip prispaus ir viskas. Bet čia žiūriu, kai jisai buvo taip ant išorės. Tai aš gal irgi čia įdėsiu jį taip ant išorės. Aišku, tą salniką šiaip reiktų pasikeisti, teoriškai. Ar baudžiūnis apie tai pagalvoja ir nusipirka? Ne, tai nepakeisim šitą salniką. Gerai, let's come on. Tai žodžiu, kai jau užsidedat čia viskas šitą susilygiuoja, kaip aš dabar čia lygiuoju. Čia kur var čia kažkas čia jau pripista, blėt, kad... Toks jausmas, kad pripistau buvo hermetik ant to. Nu, žodžiu, gal tiesiog purvai, manau. Susidedat ir tada, va dabar pavyzdžiui, čia ne, veržlikės iš karto užsisuks gražiai, čia pavyzdžiui yra tiek pakilę kava. Jeigu čia paspaudžiu, kad čia pakiltų, čia pakil. Tai, bet šitą pirmą aš manau, kad prisiveršiu, tam, kad tas salniks man nebelakstytų. Blet, nieko nesimatė. Va šitą žodžiu prisiveršiu pirmą, kad tas salniks nelakstytų. Ir tada visus taip po biškį cuk labai tolygiai, žodžiu, stengiuosi suveršti. Nežinau, kiek iš tikrųjų yra būtina, bet man taip atrodo kažkaip, ką reiktų. Mano asmeninė, pavyzdžiui, nuomonė. Tai žodžiu, čia suveržiu greitai, parodysiu, ką tada. Va čia, kas dabar bus, yra kontroversiška. Bet... Čia žodžiu, kai yra dabar, vat, uždėjau naują tarpinytę, tos tarpinytės baisiai užpis, nes jos kai yra tipo plokščios, o čia gaunas tokį va tur tiltelį pasidaryti, išsilenkti.
ir karočią dėl to per tuos tarpiukus gali leist. Bet aš galvoju, nu tipo vis tiek, nu prisispaudžiu. Tai ką aš dabar darysiu? For scientific purposes surinksiu be hermetiką jokią. Niekur nieką netepsiu ir matysime, kas bus. Ir tada žinosim, kad gal net nereiktų hermetiką visgi. Aš visą laiką tepdavau, o dabar tingiu. Grinai tingiu, na, ta prasme. Tai va, žodžiu, tuoj čia bombom sumetam. Šitą atsakt. O, pavyzdžiui, ne? Ir žodžiu, ir aš manau iš tikrųjų, kad čia... turiu aš atviorkį. Kad nieko čia blogai iš tikrųjų nebus ir viskas čia veiks. Ir nėra ko čia baisiai parintis. Ir sukt kiaušų ir visus kitus blogus dalykus daryti, kuriuos darot. Tai žodžiu, čia yra labai jau savaime paaiškinama viskas, kad kaip sukt varžtus, tai net nefilmuoju, nes po to man belekiek, iš tikrųjų belekiek megabaitų užėm visi šitie filmavimai ir visi šitie dalykai. Nu, pasirinkau pats iš tikrųjų tokį kelią būti vlogerių, youtuberių, mechanikų. Žodžiu, davai, tuoj parodau. Opa. Tada yra laikas dėti, šitą galim patraukti, šitą vadalykėlį. Čia yra nuo veleno, jisai suka degimo šitą nesąmonę. Ir jinai sukas šitoj nesąmonį. Ir kaip matot, yra 4 poliukai, 4 cilindrai, kai sukas per šitą, gaun dzūkt į cilindrą skierką. Tai čia matot, yra įpjovimas. Čia viduj turbūt, kad nesimatys, bet yra špenčpeliukas. Juos sulyginam, opa, čiukšt įsimovė, tada dedam. Tada čia yra šitie šplintukai ir tokie patį pjovimai yra vėlenukė. Visą šėlę pirmyn atgal kliba. Turėtų neklibėti šiaip. Ir šitas. Žodžiu, kliba šėlę ir tikrai, kad per čia man leidžia tepalą. Aš esu beveik įsitikinęs. Bet, nu, nieko nepapisi dabar. Tai pradedi spaust, tada jį suki, kol randi tą vieną vietą, kur jisai nori būti. Taigi, kaip yra įprasta Baudžiūnio kanale, turim situaciją kažkokią, ne? Šiuo metu situacija yra tokia, kad aš, dabar yra gruodžio 31 diena, paskutinė metų diena. Ta videoka, kurį jūs dabar žiūrėjot, ką tik, yra sufilmins gruodžio 15 gal, kažkada seniai. Ne, 11 gal netgi. Karočią, seniai. Kam yra esmė, kad aš parodžiau praktiškai viską, bet nieką. Ir kame tas yra problema. Kad, parodžiau, kaip nusimdangtivo, kaip uždedu dangtelį, kaip nuėmu, ne. Po to tenai to rotoriaus patį tą šuduką, kuris sukas. Okei, čia toks nei šis, nei tas, tai žiūriu, ką reikia. Atėjau dafilmuoti medžiagas biškai. Ir toj parodysiu, kaip svarbiausia, kaip pastatyti degimą. Nes čia aš pats buvau gal biškai susipysęs. Tada pasikeitėm jau veleniuką, ne? Persitikrinam, kad apačioj būtų ant 0. Va dabar, pavyzdžiui, ne, yra nesimata.
Dabar yra vos šalia nulė. Tai tu aš jį pasisuksiu. Ir pasisuksim viršui. Nu, taip jie dabar yra abudu tiek pat. Tai jį, kad pasisukt, tai paėmam už belekur ir jisai visai nesunkiai sukas. Opa. Apačia ant nulė. Liuks. Viršus. Op. Ant mėtkės. Viskas ant mėtkių. Liuksas. Tada paėmat už dešinės pusės. Bet tiek pabiškit temptelit, kad įsitemptų. Įstatot čia jau į griovelius. Ir va taip va pabiški. Cak, žiūrit, kad nenukristų nuo įtempėję. Nu, tipo, užsidėtų ant įtempėję. Cak. Uždedat. Tada ištraukėt savo šitą išradimą. Įtempėjas įsitempė. Čia mėtkė, ten mėtkė. Viskas, jūsų degimas yra pastatytas. Bet tai dar nėra pabaiga. Nes paėmat šitą 24 galvą, dedat ant škyvą. Vėl. Ir prasukat. Prasukat porą ratų, kad įsitikint, ar tikrai viskas yra gerai. Nes aš praeitą kartą, pavyzdžiui, neprasukau ir galvau, net jau ne pirmą kartą statau, tikrai bus gerai. Ir nebuvo gerai. Ir tada, blėt, kodėl nevalin? Nu tai va dėl to ir nevalin, nes debils. Nu va, prasukom ratą. Ir apačia nulis, čia mėtkė. Viskas, liuksas, jūsų degimas yra pastatytas. Ir čia yra pakankamai įtempta. Tai priveržėm šitą. Ir labanakt vaikučiam. Viskas yra suremontuota. Iš po šitokią dalyką, tai faktas, kad einat užsikurt savo automašiną, pasižiūrėt, ar automašiną užsikurt. Pasižiūrim, ar iš čia gražiai atrodys. Nu va, tuoj pažiūrėsim. Nu, tai automašina užsikur, viskas kaip ir gerai. Bet dirb negražiai. Nu, sakykim. Nebent jum čia atrodo gražiai. Tai aišku, skamba visai fainiai, nes, beveik ir rotorius, beveik vaštunkė. Bet kai suprantate, kad šiaip neturi taip dirbti, tai yra klausimų. Ir kai automobilis dirb šiaip nelabai gražiai, jį galim biškį suprasti ir užjausti, nes visgi rida yra 410 000. Per 410 000 visi tie, nu, teoriškai turėjo būti keisas gal kuras siurblys. Bet jeigu ir buvo keisas, tai buvo senai, tai viskas yra šiaip visur užsikišę, prisikišę ir tokių dalykų. Tai mes, kad šitą pabandyt paremontuoti, turim Hado valiklį Multi-Cleaner Atom X. Karoči, čia pagal aprašymą, tai čia yra stebuklas iš visa. Aš dar taip neteikčiau, kad visiškai čia, žinai, padarys iš tokios mašinos į nuliovo mašiną. Bet, kaip kažkada Rolandas draugas sakė, svarbu, kad būtų geriau negu buvo. O šits aš manau, kad ir padarys, kad būtų geriau negu buvo. Bonkutė tokia, tai visai tiktų įsipilt kokio nors stipriojo gėrimo po to. Nežinau, ne mano tema. Neaukė, nu taip, sakykime, nėra, kad kvepėtų. Tai žodžiu, šitą dalyką rekomenduoju pilti ant... Šitį 200 ml valiklę ant nuo kem iki šiam litrų degalų.
Pas mane apie kiam litrų yra benza, tai dabar mes einam ir supilam. Lengvai ir paprastai Hado klineriuką. Dryks tik tai. Kaip kitas youtuberis Vaidotas pasakytų. Supylėm, užsukom, nuvarysiu dar gal benzą užsipilsiu kokį 10 litrų, kad būtų tikrai tuose ribuose, ką rekomenduoja gamintojas. Ir matysim, ar tada nebūtinai išsispręs, bet ar pagerės variklio darbas. Matysim. Aš manau, kad padės šiaip. Nes jeigu padėt nuo vairą stipriaką užima, tai padės ir nuo šitą. Nežinau, kiek girdit, kiek ne, bet ta turbikė gal visai smagiai čia švilti. Kaimynai ramų savo kimarint. Baudžiūnis.